Tu tiesiog privalai apsilankyti šioje vietoje Turkijoje. Tai žalesis kanjonas. Nuostabi gamta, smaragdinis vanduo ir įspūdingi kalnai. Ši dienos kelionė žmogui kainavo tik 40 eurų. Plaukėme laivu iki pat kanjono pabaigos, klausėme gido pasakojimų, grožėjomės vaizdais, o paskui grįžome į kanjono pradžią, kur sustojome išsimaudyti. Buvo be galo smagu, pasiplaukiojom ir atsigaivinom. Laive buvo įskaičiuoti lengvieji gėrimai, o po maudynių mus nuplaukdino į restoraną su vaizdu į visą kanjoną. Ten buvo švediškas stalas su įvairiu maisto pasirinkimu, tad be galo skaniai pavalgėme, tada pasidarėme nuotraukų ir grįžome į laivą. Vėl nuplaukėme į specialią aikštelę, kur buvo galima maudytis, pailsėti ir pasideginti. Pabuvome ten apie pusvalandį ir grįžome į krantą. Tai visa šita kelionė truko apie 5 valandas. Tai diena buvo tiesiog įspūdinga ir be galo smagi. Tikrai rekomenduoju šią vietą. Būtinai išsisaugok šį video ir pasek mane, jeigu nori pamatyti daugiau kelionių patarimų.